Labą dieną. Šiandien greitai parodysiu, kaip galima pasiįvairinti mūsų Ubuntu operacinės sistemos išvaizdą. Taigi, kad pasiekti nustatymus, mes galime pasiekti keliais būdais. Pirmas yra sistema, nustatymai, bei yra, kaip matote, meniu išvaizda. Paspaudus šiandien atsiranda išvaizdas, nustatymo langas. Uždarysiu. Ir yra greitesnis būdas, tai ant darbastalio spaudžiu dešinį pelės klavišą, spaudžiu keisti darbastalio foną ir atsiranda tas pats langas. Gerai, ką matom čionais? Pirma kortelė yra tema, bei čia išrikiuotos visos kartu pagal nutylėjimą įdiegtos mūsų temos. Keitimas labai paprastas, tiesiog pasižymė mane dominančią temą ir pasikeičia, kaip matote, visi tiek langai, tiek kita išvaizda. Štai kaip greitai keičiasi visos temos. Tvarka. Gerai, pasiliksim šitą šviesę. Toliau galima mūsų temą šiek tiek paderinti. Paspaudus derinti mygtuką galime valdymo visus mygtukus pasirinkti skirtingus, negu gal tema mums siūlo. Taip pat spalvas galime pasikeisti, lango rėmelį, piktogramos bei žymeklio išvaizdą. Pasižaiskite, kviečiu pasižaisti, aš neeksperimentuosiu šitoje vietoje. Tvarkoje, kita kortelė yra fonas, kur galime greitai pasikeisti darbastalio foną. Tai yra iš anksto įdiegti, kaip sakant, darbastaliai. Kitus darbastalius galime prisidėti, tai yra atsisiųsti iš interneto ir prisidėti, pauzami mygtuką pridėti, bei nurodydami mūsų norimą darbastalį. Kita kortelė šriftai, pasižaiskite čionai, čia yra galima pakeisti visos sistemos išvaizdą, šriftus, pasididinti, jeigu reikia, arba tiesiog pasirinkti gražesnį šriftą. Čia nežaisiu, bei paskutinė kortelė yra efektai. Kągi galima čionais pasiekti, tai yra pasirinkti, kad darbastalis mūsų nenaudos grafinio procesoriaus resursų ir bus labai paprasti efektai pasirinkant štai čionais. Yra pagal nutylėjimą dažniausiai jungiami standartiniai efektai, kurie, kaip matote, parašyta palengvina naudojimą, bei galima pasirinkti geriausius efektus. Ir vienas iš jų tai yra toksai įdomus gana langas. Tai aš grįšiu į numatytą pasirinkimą. Man asmeniškai gal šiek tiek ir patogiau. Kitas dalykas, kuris erzina kai kurios naudotojus su Ubuntu operacinės sistemos 10.04 versijos atsiradimu, tai yra perkelti mygtukai į kairę lango pusę. Šią bėdą galima labai greitai išspręsti, spaudžiant klaviatūroje Alt ir F2 mygtukus vienu metu, bei parašius komandą gconf-editor. Mes keliaujame į GNOME darbastalio redagavimo programą. Čia mes pasirenkame apps, susirandam reikšmę metacity ir kortelėje general yra button layout pasirinkimas. Ir šitoj vietoj įrašome naują reikšmę. Viskas labai paprasta. Tai reiškia, kaip matote, dabar yra išdėstyti close, uždaryti mygtukas, kas yra čionais, kableliu atskirtas minimize, sumažinimo mygtukas, kas yra čionais, bei maximize mygtukas, kas yra štai čionais. Kad visą tą dalyką pakeisti ir dvitaškis rodo vis tik tais kurioje pusėje, kairėje ar dešinėje. Tai nutrinus dvitaškį ir perkelus dvitaškį į šitą pusę, tada aš noriu, kad priekyje eitų pas mane sumažinimo, minimize mygtukas, tada išdidinimo maximize, kablelis ir close mygtukas. Vat. Ir viskas, kaip matote, pas mane atsirado kairėje dešinėje pusėje, nes nuo dvitaškį dešinė pusė surašytas reikšmes, sumažinti, išdidinti, išdidinti ir uždaryti. Dargi, ką galima patogiai pasidaryti, taip pat į patį priekį pasirašyti komandą reikšmę meniu. Kas atsiras pas mane šitoje vietoje, štai lango meniu. Tai va, kaip galima greitai išsispręsti problemą, jeigu tai jums yra problema. Tai ką, dėkui už jūsų dėmesį ir gero naudojimąsi Ubuntu operacinė sistema. Geros dienos visiems.